Golfas keturiokų. Gerai, gražiai nudainuoja pilotai Aleksoto pakilimo taku, Tomas Matulis su Golfu 10.38, Giedrius su Audi 11.30. Trasos pabaigoje Tomas Matulis su Golfu važiuoja 220 km/h, Giedrius su Audi ryškiai stabdė tik 159 km/h. Laivis Sadauskas dar kartelį su savo super galinga Audi R8 ir jo priešininkė Ieva Gilė, dar viena Audi R8. Va čia bus, manau, kad fainas važiavimas. Supergas įskaito 9,9 sekundės. Nu labai graži, labai brangi ir teisinga technika šitame drago starte. Dvi Audi R8, kuri greitesnė. 2 metrai iki starto, važiuosi. Varkavimų standartai. Lietai Laivis Sadauskas privažinėja, jie prisisteidžinti. Tai daro, tiesą sakant, būtų lietai, nors tai nėra finalai, bet dabar jau toks jausmas, kad kiekvienas išbandinėja priešininko kantrybę.